auklė ar darželis? Kas vyksta pasąmoninguose pasirinkimuose, apie kuriuos jūs galėjote nepagalvoti? Štai čia yra jūsų namai. Jūsų namuose mažylis jaučiasi puikiai, jis žino savo aplinką, jis kaip lizdelėje tenai tupi. Jūs taip pat jaučiatės gerai, čia yra jūsų namai. Ir štai ateina į jūsų namus auklė. Auklė pažeidžia tam tikras jūsų ribas, tai yra ji įeina į jūsų namus ir, tarkim, atsisėda ant jūsų sofos. Arba geria iš puodelio, kurį kažkas padavė. Arba dar kažkas. Kai kurie žmonės apskritai nepastebi jokio diskomforto, kai pas juos ateina kiti žmonės ir ruošiasi pas juos dirbti, o kiti būna ypatingai jautrus ir kiekvienas jūsų daikto paėmimas sukelia diskomfortą. Taigi, kas daugiausiai patiria diskomfortą, kai ateina į namus auklė, tai dažniausiai yra tėvai. Jiems yra ribos ir jie turėtų tas ribas nustatyti, bet jiems tai yra nepatogu. Čia yra darželis. Ir į darželį atėjęs vaikas patiria diskomfortą vienas. Tai yra, jo beveik nepatiria tėvai, bet jam viskas yra nepažįstama. Ir aplinka, ir daugybė naujų žmonių. Taigi jis praktiškai yra tas, kuris labiausiai nukenčia ir turi vieną susitvarkyti su daugybė iššūkių. Kol jis yra labai mažas, jis dažniausiai tiesiog praryja tas emocijas ir jam tai yra gana sudėtinga. Dėl to visuomet siūlome tą pereinamąjį laikotarpį, kad jis pirma priprastų prie vieno žmogaus ar prie kelių žmonių savo aplinkoje, ir tik po to pereitų į darželio aplinką, jau galėtų būti kovingesnis ir stipresnis tuo metu, kai jau reikės jam pakovoti už save. Taigi, jeigu kalbam apie tai, kad pirmiausia, kviečiant auklę į namus, tėvams būna didžiausias diskomfortas, einant į darželį, mažyliui būna didžiausias diskomfortas. Rinktis jums